1994 metais. Socializmas jau sugriautas, kapitalizmas dar nepastatytas. Šalyje vyksta masinė privatizacija. Per 70 metų Sovietų imperijoje sukurtos stambiausios įmonės parduodamos aukcionuose, o užsienio investuotojai į aukcionus neleidžiami. O šalies viduje, išskyrus kelis artimus valdžios viršūnėms bankus, pinigų niekas neturi. Būtent jie, kaip monopolininkai, pusvelčiai superka geriausius Rusijos ekonomikos kąsnelius. 1994 metų vasario 1 dieną vienas privatus asmuo, niekam nežinomas vienišius matematikas, paskelbė apie naujos kreditinės organizacijos MMM, kurios tikslas pritraukti gyventojų lėšas įkūrimą. MMM įkūrėjas spausdina ir parduoda savo akcijas, arba kaip jis pats jas vadina, bilietus. Šiais bilietais prekiaujama pagal principą šiandien visada brangesnė nei vakar. Žiniasklaidoje organizuojama iki šiol neregėto masto reklaminė kampanija. Ketvirtį visų šalies kanalų reklaminio laiko užima MMM reklaminiai klipai. Atidaromi tūkstančiai MMM akcijų pardavimo punktų. Indėlininkų skaičius didėja milijonų žmonių per savaitę. Eiliniai piliečiai visoje šalyje nori atsiskaitinėję tarpusavyje MMM akcijomis, taip pat kaip rubliais ir doleriais. Piramidė. Tūkstantis 1994 metų gegužės 14. Zavidovas, prezidento reikalų valdybos medžioklės ūkis. Negi tu manai, kad man viskas paprasta ir lengva? Ne. Visi taip mano. Manė ir manys, o aš tau pasakysiu ne. Man nelengva. Oi, kaip nelengva. Ir tu pamastyk, kas bus, jei visi ten taps gudrus. O tas Mamontovas tikrai turi 10 milijonų indėlininkų. Juk jei suskaičiuosim, tai bus po galais, negali būti. Gal ir daugiau, kol kas tikslių duomenų nėra. Tai jūs gaukite tuos duomenis ir padarykite ką nors. Ir jam padarykit. Viktorai Semionovičiau. Beje, vakar Mamontovas turėjo 11 milijonų 734 tūkstančius indėlininkų po perkūnais. Skelbiu savo parašus meno kūriniais. Prieš metus. Labai įdomu. Sakykit, o kaip nustatoma tų, kaip jūs pavadinote, meno kūrinių kaina? Aš pats ją nustatau. Kaip pats? Tiesiog paskelbi ir viskas. Svarbiausia, kad šios dienos kaina didesnė nei vakar. Aš netgi pasirengęs publikuoti kainas 2 savaitės į ateitį, kad žmonės ją žinotų. Bet su pastaba, numatoma kaina. Numatoma kaina. Juridinė konsultacija. Gutavo klauso. Ar skyrybas užregistruosim? Žinoma, žinoma. Sutvarkysim, užeikit. Klausykit. Žinot, ką pagalvojau? Juk tą jūsų piramidai tikrai reikės teisininko. Наверняка же потребуется юрист. А? Žiūrėk, aš tą reikalą perduodu Stasui kontržvalgybą. Tegul jie pasidomi savo ruoštų. O tu jau čia pasidomėk savo. Šimtai įmonių visoje Rusijoje stoja, nes negauna lėšų. Darbininkai ištisus mėnesius negauna algų. Tuo metu, kai ponas Mamontovas milijonus rublių išleidžia savo šou ir populistinėms akcijams.
1994 m. vasario 1. Pirmą kartą paskelbtas MMM akcijų kursas. Vienos akcijos vertė 1000 rublių. Ar sekimą praplečiam? Taip, pritaikykit visą paketą. Sekit telefono pokalbius, banko sąskaitas. Так точно. Klausau, vis tiek nesuprantu. Jei jis ne Belevskio žmogus, tai kieno? Negali būti, kad dirbtų vienas. Написано, что он даже ни разу... Parašyta, kad jis netgi ne kartą užsienyje nebuvo. Su šitiek pinigų. Regis jis šeimininko neturi. Štai kaip ir žadėjau čia butui ir remontui. На квартиру и ремонт. Ну куда ты на стол? Kodėl ant stalo padėjai? Nukelk. Пожалуйста. Извини. Atsiprašau. Ну, красота. Gražu? Да. Taip. Так, на свечи. Eimk žvakę, sustatyk. А знаешь, Žinai, šiandien mane norėjo nužudyti. Кто? Kas? Моя фамилия Зон. Mano pavardė Zotikas. Aš dirbu Belevskio saugos tarnyboje. Работаю в службе безопасности Белявского. пришли меня. Atėjote manęs nužudyti? Ne. По расчетам Белявского... Tačiau pagal Belevskio skaičiavimus jūs nužudys po 4 valandų 35 minučių. Охрану Jūsų apsauga niekam tikusi. будут стрелять. Jei šios į mane, gali kliudyti Могут jūs. зацепить вас. Nuleiskite ginklus. Оружие берите. Познакомьтесь, это ваш... Susipažinkite, čia jūsų naujasis viršininkas, Zotikas Dmitrijus Vasiljevičius. Dmitrijus Vasiljevičius. Ну и как Ir kaip mane nužudys? убьют? Красиво. Gražiai. Да нет, честно. Ne, tikrai. Mašiną susprogdino. Так что Taigi šiandien у меня сегодня ir mano gimimo diena. рождение. Оль, я не знаю. Oli, nežinau, kaip pasakyti. Мне вас не хватает. Man jūsų trūksta. Попробуй. Pabandykim kartu. Зачем? Kam? Прибрали за собой? Pėdsakus paslėpėte? Хорошо. Gerai. Очень хорошо. Labai gerai. С меня... Lieku skolingas. Раз. 1, 2, 3. Ну все. Viskas, einu atnešti lėkščių. Ириш. Iriša. Милые женщины. Знаешь, что у меня Žinai, ką tavo для atnešiau? тебя? Вот. Štai. Это настоящая Čia бабочка. tikras drugys sklandūnas arba kitaip kavalierius. Она прилетела к тебе. Jis pas tave atskrido iš tolimosios Indonezijos. Ириш, ты же у меня. Iriša, juk tu princesė. Princesė. Вот. Taigi kiekviena princesė turi turėti savo Должен быть kavalierių. свой кавалер. 1994 m. Liepos 14. Vnukovo specialusis terminalas. Belevski, geras tavo lėktuvas, tačiau galėtum bėgimo takelį rengti. Galiu savo paskolinti, vis tiek dulka be darbo, man ir be jo lakstymo gana. Vilko kojos penė. Mano kojos penė ne vieną vilko visą gaują. Ну, какой? Na, kaip jums sekasi labai gerai. Вот у нее... Jis neturi burnytės. Vikšras burnytę turi, o drugelis neturi. Už tai jis turi straubliuką. Maistą siurbė štai šiuo straubliuku apatinių lūpų čiopikliu. При помощи нижегубы... Graužimo aparatą evoliucijos proceso metu išsaugojo tik paprastoji kandis. Эволюция остался лишь у обычной моли. Вот.
O man mama štai ką padovanojo. Žiūrėk, koks gražus. Ir išai jis negražus. Čia plasmasės gabalas su viskozės pluoštu. Tai pigi kiniška masinė produkcija. Štai jis gražus. Tu pakvaišai? Jis tikras, ar tu pakvaišai? Ar supranti, kad jai tik 6 metai? Rinkis ir išeik. Pinigai jūsų lobistams dūmo ir vyriausybėje jau paskirti, kreditais irgi padėsime. Tačiau iš jūsų reikia garantijų. Vis dėlto būtina priimti įstatymą dėl jūsų liaudės ūkio demonopolizacijos. Dokumentus aš paremsiu. Bus padaryta. Padarysim. Atleisk. Klausau. Sveiki, Ilja Viktorovičiau. Netyčia išlėkė į orą mano čaiką. Ar neturite specialistų kėbulininkų? Aš taip juokauju. Nors tiesą sakant, aš humoro jausmo neturiu, Ilja Viktorovičiau. Vienu žodžiu, elkitės kaip pridera. O dabar tu manęs paklausyk, Mamontovai. Tiesiog blogas ryšys. Ar čia tas pats Mamontovas? Girdėjau, kad dėl tos kompanijos turite rimtų bėdų? Visi indėlininkai eina pas jį? Šitą klausimą aš išspręsiu. Tik be lavonų. Kokie lavonai? Apie ką jūs kalbate? Belevski. Jei dabar pašalinsite Mamontovą, jo indėlininkai išeis į gatves ir viskas baigsis kokiu nors parlamento apšaudimu. O mums reikia, kad būtų ramu ir kad parlamentas dirbtų, priiminėtų įstatymus. Sergejau Kondratjevičiu, ar girdite mane? Nespėjame spausdinti tiražo. Taip, spaustuvės nespėja. Vyrai, neškit seifą į mano kabinetą. Greičiau. Nepakanka pajėgumų. Nei mūsų, nei europiečių. Aš jau daviau užsakymus visiems, kam tik galėjau. Spausdinkite Kinijoje. Tikrai. Kinijoje. Sveikas, seniai. Taip, čia aš. Kaip laikosi mūsų vadas ir mokytojas? Kaip jo brangi sveikata? Klausyk, štai dėl ko skambinu. Vėl turime bėdų dėl tos firmos MMM. Tas Mamontovas visai sužulėjo. Norėčiau jį pamokyti. Bosas Kremliuje. Ar negalėtum jo informuoti apie šitą situaciją? Reikėtų, kad jis duotų komandą. O toliau jau aš pats viską išspręsiu. Ačiū. Ačiū, seniai. Sėkmės. Spaudžiu ranką. Radom naują čaiką. Važiuoju. Gal arabišką scenarijų sugalvoti? Arba kaukazietišką? O gal kinišką? Milicija kvietėte. Atminkit, kad dama jūsų laukia pilnametystė, supratote? O ką man jau 16, aš... Aš turiu teisę tylėti. Viskas, ką pasakysiu, bus panaudota prieš mane. Ir dar turiu teisę vieną kartą paskambinti, ar ne? Ne, nebeturiu. Išjungiau už skolas. Dabar gerų mašinų milicija turi. Kur čaika?
Oho. Переходим на новый. Pereinate į naują lygmenį. Ай, да. Eime. Пойдемте. Eime. За мной. Paskui mane. Ну что значит дорого? Kaip suprasti brangu? Я же не машина. Juk čia ne mašina, čia relikvija. Antoša, prisijungiau prie kaimyno. Dabar galima skambinti nors į Ameriką. Visą sąskaitą siūs jam. Между прочим, Beje, mano amžinatelis senelis gavo ją už puslaidininkių lazerių su elektroniniu valdymu sukūrimą. Štai šitos sėdynės prisimena Jofės ir Landau užpakalius, šviesiausios sovietų šalies protų užpakalius. Obuolių norite? Ну и зачем? Tai kodėl parduodi šitą senieną? да. Da. Тяжелая доля легко. Sunkus lengvabūdžio paveldėtojo likimas. Tėvas mirė, o aš, kaip matote, parduodu. Решил тут. Nusprendžiau čia irgi ilgai neužtrukti. Буду прожигать. Užausiu be saiko ir mirsiu jaunas. Вот тут, кстати, мини-бар. Žiūrėkit, čia šaunus minibaras. Ну что ж, пока. Kągi, kol esi gyvas, važiuojam registruoti. Поехали оформлять. Что, покупаете? Perkate? Да. Taip. Прям так? Net nesidėrėdamas? Taip. Нормально. Tvarka. Давай за ним. Važiuok paskui juos. Послушайте, Klausykit. вы, конечно... Atleiskit, tai intimus klausimas, bet kam jums čaiką? А зачем? Juk turite tokį prašmatnų visureigį. Джипера роскошный. Любите проверить? Mėgstate vyriausybinės mašinas? Гагарин. Gagarinas. В смысле? Kokia prasme? Гагарин ехал. Būdamas mažas, mačiau, kaip Gagarinas važiavo per Maskvą, juoda čaika. И меня Ir mane užplūdo šitas. такая наполняла... Как ее? Гордость. Pasididžiavimo jausmas. Что я решил... Tada nusprendžiau, kad kai užaugsiu, tapsiu kosmonautu ir turėsiu čaiką. Космонавт. Kosmonautu aš netapau, Зрение. regėjimas blogas. А чайка? O štai čaika? Автомобиль, принадлежащий бизнесмену. Verslininkui Mamontovai priklausantis automobilis susprogdintas pačiame centre, šaunu. Зеленый мир. Ar žaliais rubliais mokėsite? Мамонтовки подойдут. O mamontukai tiks? Dar geriau? Слушайте. Klausykit, garbusis ponė, jei jau toks bolis, gal dar ką nors nusipirksite? Gal ko nors reikia? Ну, например. Pavyzdžiui, Ну, я знаю. nežinau, visokių daiktų yra. Я даже Yra не netgi знаю, что винилово. vinilinių plokštelių kolekcija. Beje, galite nusipirkti vasarnamį arba mano nemirtingą sielą. Деньги Tiesiog labai reikia pinigų. Душу. Siela? просто. Хотя нет. Nors ne. Душ все-таки. Sielos vis dėlto parduoti negalima. Kodėl? Nerentabilu. Вы понимаете, что получается? Matot, koks reikalas. Viena vertus, turtų kiekį labai apriboja žemiškasis gyvenimas. Довольно скупо, ограниченная земной жизнью. А с другой... O kita vertus, substancijos, kuri trunka amžinybę, neveikia jokia amortizacija. Какой амортизации? А если Ir jei teiksime, kad parduotos sielos naudojimas turi kokią nors monetarinę reikšmę, netgi pačią minimaliausią, artėjančią prie nulio, tai atsižvelgianti tai, kad siela bus naudojama amžinai, это гораздо... ta reikšmė bus daug didesnė nei bet kokia baigtinė aibė. Сделка выгодна... Taigi sandėris naudingas pirkėjui, bet toli gražu ne pardavėjui, tuo labiau, kad ir kainą nustato pirkėjas. Taigi atleiskit. Филфак. Baigėjai filologiją, Физтех. fizikos ir technikos institutą. Taip atsipalaiduoja prieš diplomą. Kiek išauks $2000 dydžio kapitalas po 3 metų, jei bus mokama 20% metinių sudėtinių palūkanų, kurios apskaičiuojamos termino pabaigoje? Ого. Ха. Методом Jei skaičiuojama pusnumerando būdu išauks 1 плюс 2 на 3 степени, это 1456 1456 Junktinių Amerikos valstijų doleriais. O ką? Вот. А что?
Раз затея. Jei pradėjome mankštelę, tada mano eilė. Давайте-ка. Apskaičiuokit. Объем инвестиций. Investicijų dydis 3 milijonai. Per kiek laiko atsipirks projektas, jei metinė palūkanų norma 10 procentų? Какой ожидать? Koks numatomas pelningumas? Ну, 1700. 700 tūkstančių per metus. Ar jūs vaikų turite? 7 лет. 7 metai, 138 dienos, 16 valandų, 48 minutės. Čia tai geras. О, мои, кстати. Beje, mano akiniai. Работа. Ну, Darbo reikia. I'm ready. Природа этого явления... Šito reiškinio prigimtis elementari. Godumas pats galingiausias žmogiškasis vektorius, kryptingos energijos forma. Весь капитализм... Visas kapitalizmas paremtas individualiu godumu. Ir tie individualūs godumai vienas su kitu kovoja. Taviškis su maniškiu, maniškis su taviškiu. Tokiu būdu jie negailestingai vienas kitą degina. Be tikslo išeikvojami didžiuliai energijos kiekiai. Aš galiu kaupti tą energiją, pirkdamas kiekvieną individualų godumą. Ну, это понятно. Aš viską supratau. А что за... O kaip dėl atlyginimo? А? Опа. Oho, Подождите, а вы palaukit. что, мама? Ar jūs Mamontovas? Антон? Aš Antonas. пошли. Eime, Antonai. Пошли. Eime. Только за... Tik per pusmetį akcijų kaina išaugo 120 kartų. Investuoja jau visi. Babulės neša laidotuvėms sutaupytus pinigus. Gamyklų direktoriai vėluoja mokėti atlyginimus, kad galėtų prasukti pinigus MMM. Даже... Netgi Golianovo banditai investavo 90% savo lėšų. Вообще вложила. Это что ж, Tai kas mūsų laukia? если ты... Jei tokie augimo tempai ir toliau išliks, tai po pusantro mėnesio Mamontovas valdys ketvirtį šalies pinigų apyvartos. Денежного оборота страны, а через 3 O po 3 mėnesių 40%. Моя цель... Mano tikslas - suburti tos atsiskyrusius ir kovojančius vieni su kitais individualius godumus į vieną. Netgi labai stipraus ir galingo vieno žmogaus godumas yra niekas palyginti su šiuo milijonu godumu. С этой жадностью миллионов. То есть МММ? Kitaip sakant, MMM tai toks godumo akumuliatorius, ar ne? Ir kartu jo stiprintuvas. Каждый приносит... Kiekvienas savo individualų godumą investuoja pinigų formą. Augant procentams auga ir godumas, jo bendroji korpuskulinė energija. Корпускулярная энергия. Ir ta energija priklauso man. Слушайте, прям... Beveik kaip ir tarp mūsų reikia nuolat didinti dozę. То есть фактически Vadinasi, jūs faktiškai sukūrėte savo pinigus, kurių neveikia infliacija. только вместо золотого Tik запаса. aukso atsargų funkciją atlieka godumas. Skirtingai nei auksas, godumas nesibaigiantis resursas. Kuo daugiau žmogus gauna, tuo daugiau nori. больше хочет. O kur... Реально мамонт. Jis tikras mamutas. А чего здесь так O мало? kodėl čia tiek mažai merginų dirba? Neiškenčia. Теперь народ несет... Dabar žmonės savo pinigėlius neša ne į taupamąją kasą, o iš taupamosios kasos tiesiai man. Į MMM. Причем деньги... Be to pinigai plaukia tokiais kiekiais, kad jų net nespėjame skaičiuoti. 1994 m. gegužės 20 pagrindinis MMM biuras. Деньги... Pinigai tai ne tikslas. Это... Pinigai tai tik priemonė.
В стране идет приватизация. Šalyje vyksta privatizacija, parduodami didžiuliai turtai, naftos kompanijos, metalurgijos gamyklos, anglies šachtos. Nusipirkti galima viską. Poilsio namų, skalbyklas, saunas, velnė piestai. Bet to palyginti su realia kaina viskas parduodama pusvelčiui. Greičiau, greičiau. Stok. Kojos pečių plotyje. Genialiai sugalvota. Užsieniečių į aukcioną neįsileidžia, o šalies viduje niekas neturi pinigų. Pažiūrėk, kaip gražu. Neskaitant kelių bankų, kuriems davė pinigų, kad jie ramiai viską supirktų. Viskas apgalvota, viskas padalinta. Visi likit savo vietose, ne iš vietos. Tačiau staiga atsirandu aš. Zotikai. Ko stovi, gulkis ant grindų veidų į žemę. Ir aš iš mūsų gyventojų surenku tiek pinigų, kiek tie bankai visi kartu sudėjus neturi. Sveiki, Sergejau Kondratjevičiau. Mes iš mokesčių inspekcijos. Pateikėt visus būtinus finansinius dokumentus. Eime. Užveikit. Ponai žurnalistai, ar jūs pasirengę, tuomet fotografuokit. Atleiskit, ponai žurnalistai, čia fotografuoti draudžiama. Nefotografuokite. Ponai, juk paprašiau. Kiti dokumentai gretimame kabinete. Aš jums netrukdysiu, raktas duryse. Sergejau Kondratjevičiau. Ką? Po mokesčių inspekcijos apsilankimo firmoje MMM indėlininkai skuba atsikratyti mamontukų. Tas sukčius apvogė darbo liaudį. Mamontovas aferistas. Sergejau Kondratjevičiau, pažiūrėkit, ką tie šunsnukiai daro. Mūsų vaikai liko alkani. Dėl šitų popiergalių žlugo visas mūsų gyvenimas. Koks čia klaunas su apatiniais? Dėl tų beverčių popiergalių. Jie visiškai beverčiai. Ar čia mamontukai? И вообще, эти бумажки, это что, мамонтовки, что ли? Настоящие? Смотрите! Žiūrėkit. Nelies kameros ožiai. Avigalviai. Sužinoti, kas atsiuntė specialų įbūrį. Ir taip aišku, kad Belevskis, čia jo stilius. Ką sužinojote apie naujoką? Antonas Fominas, 23 metų vunderkindas. Baigė mokyklą 12 metų. Visų Maskvos matematikos olimpiadų nugalėtojas. Mūsiškiai prieš 3 metus norėjo jį užverbuoti į šifravimo skyrių, tačiau jis visiškai asocialus tipelis. Girtuoklis, peštukas, vienu žodžiu, degradas. O mamonto vaikam jo prireikė. Tavo užduotis nupirkti keletą švarių bankų. Ten perpumpuojame pinigus plaukiančius į MMM. O tų banko vardu šalies aukcionuose superkame šalį. Aš supratau, ką darysim dėl mokesčių inspekcijos patikrinimo. Kol jie mus tikrins, mūsų indėlininkais taps visi šalies gyventojai, skaitant pačius tikrintojus. Sergejau Kondratjevičiau, aš čia. Juk aš sakiau, aš jūs įspėjau. Prasidėjo paniška pardavimų banga. Pirmiausia, dirbsime iki paskutinio kliento. Nors visą parą. Antra, didiname augimo tempus 2,5 karto, kol užgesinsime paniką. Iškabink skaičius kiekviename skyriuje. Tučtoju. Ar supratai mane? Suburk analitikų grupę. Man reikalingi patys gardžiausi kasneliai visoje šalyje. O regionuose neturėsim bėdų su vietiniais banditais. Bėdų neturėsime, turėsime stogą. Čia tai bent. Kiek makulatūros.
А мне батя. O man tėvukas sakydavo, kai dar ant podo sėdėdavo, ant to, kad tu gimęs kalnus nuversti, o aš netikėjau. Aš netikėjau. Tėčiu, reikia tikėti. Как мы уже сообщали, Kaip jau pranešėme, Rusijos valstybinė mokesčių tarnyba ir mokesčių policijos departamentas paskelbė, kad MMM struktūrų patikrinimo metu jie atskleidė grubių mokesčių įstatymo pažeidimų. между тем, Bet kaip paaiškino MMM vadovybė, ši firma atliko tik vieną sandorį ir negavo pelno, todėl ir nebuvo nuo ko mokėti mokesčių. платить было не с чего. Приветствую, Ризо. Sveikas, Rezo, sveikas, brangusis. Вот возвращаю. Štai gražinu skolą. Čia visa suma įskaitant procentus. 1,5% per parą, terminas 6 mėnesiai, vienu žodžiu, kaip ir tarėmės. Договаривайтесь. Neįžeidinėk mane, Serioga, atkreip dėmesį. Juk ne šiaip savo, tave pasikviečiau į spaustuvę. Накрыл типографию. Мой заказ. Čia mano užsakymas. Čia ne tavo užsakymas. Čia klastotė. Хорошим ты Tu, Serioža, riebiais lašinukais apaugai. подделывать. Tavo akcijas netgi padirbinėja. Я подумал... Pamaniau, kad galėtų mokėti 5 procentus per parą. Tai bus sąžiningiau, teisingiau. Тогда Tuomet turiu atsakomą į pasiūlymą. предложение. 15 15 milijonų per mėnesį. И что ты Ir ko tu nori iš Rezo? Меня интересует Mane domina aukcionai. аукционы. Аукционы. Privatizacijos aukcionai. Приватизационные. Интересно. Domina energetika, naftos pramonė, metalai. Собираюсь... Ketinu pirkti akcijas, Ну, а o ты tu mane pridengsi. Работа Darbo daug visoje šalyje. Так что привет. Norėčiau, kad mano žmonių niekas neliestų. Ir jei reikės, kad padėtumėt. Смотри, Сережа, Serioža, žiūrėk. обо мне Apie mane irgi spauda rašo. тоже. Ты мне скажи, Sakyk, ar kinas saugo pinigus tavo akcijose? деньги в твоих акциях хранит? Понятия. Neįsivaizduoju. У меня билет. Mano bilietai pareikštiniai, niekas pasų neprašo. А я тебя попрошу. O aš tave štai ko paprašysiu. Ты вот это... Tu šitą lagaminą переведи iškeisk į savo mamontukus, и миллионы, которые... o taip pat ir tuos milijonus, kuriuos man mokėsi. А с этим O ką darysime su šitais, partneri? Технически. Techniškai jie pagaminti neblogai. Но он хочет Jei nori, печатать. spausdink honorarų savo vyrukams, tik žiūrėk, kad daugiau niekas to nedarytų. Смотри, чтобы никто больше этим не занимался. Почтеннейшая публика. Gerbiamoji publika, atsiprašome už nepatogumus, tačiau baigti pietauti jums teks kitoje vietoje. Taigi prašyčiau visų atlaisvinti patalpą. Привет. Labadiena. Помнишь, что мне говорил? Prisimeni, sakei, kad už visas mano skolas bus galima nupirkti tavo restoraną. Кирилл. Kirilai, būk atsargus. здесь у нас будет офис. Štai čia bus biuras. Наверху будет... Viršuje bus Antono kabinetas, o rūsius sutvirtinkit, ten bus seifas. Kas čia vyksta? Ну что, давайте работать. Vyručiai, vikriau, vikriau. Вперед. А я же здесь пропил. Aš čia pragėriau gražiausius savo gyvenimo metus. Čia mano šventovė. Что там, очень? Ar žiopliai jau susirinko? Jau yra 200 žmonių. Давай их. Группа. Kviesk juos grupėmis po 20 žmonių. Ar kuris nors sapnuojat spalvotus sapnus? Отлично, вы Puiku jūs priimti, o kitų nelaikau.
Я что-то не понимаю. Nesupratau, o kuo čia dėti spalvoti sapnai. Matot, ponia, man reikalingi šiek tiek trenkti žmonės. А цветные сны? O spalvoti sapnai - klinikinis, latentinės beprotystės požymis. Megavas bankas, 3 metai rinkoje, 100% metinių palūkanų. Megavas bankas - patikimiausias Rusijos bankas. 1994 m. gegužės 25 Ostankino televizijos centras. Ar tas diktorius kalbėdamas nuleido? Imkit ir įgarsinkit savo balsu. Jūsų labai gražus obertonas. Такие обертона. O jūs man sumokėsite? Ar iš čia Mamontovas transliuoja savo klipus? Parduodamas? Я прошу вас. Maldauju, išklausykite mane. MMM akcijų kursas užaugo 57 kartus. Pinigai upeliais išteka, juos vagia visi partneriai. Komandorė, Оцените? įvertinkite mintį. О себе подумай. Reikia apie save pagalvoti, man nusispjau. Tu teisininkas, tu ir galvok. Гутов, выйди. Būtavai būk geras, išeik. Мне нужно... Man reikia 7 vagonų pinigų. Зачем? Kam? Белев. Atiduosiu Belevskijui. Megavas banko biuras. Matėte jo reklaminę kampaniją, jis tikėsi didelių investicijų ir mes jas organizuosime visus filialus, įnešime didelės sumas, o paskui akimirksniu viską atsimsim. Svarbiausia, norėčiau jūsų banke atsidaryti sąskaitą, laiku smogti. Kad nesukeltumėm įtarimo, sąskaitas atidarinėjame įvairiose skyriuose per 1 savaitę. Megavas banko biuras Sankt Peterburgė. Turime labai stambų klientą, mes visus darbus reikia skubaus inkasavimo. Visus jūs seks. Todėl, kai padėsite pinigus, darykite, ką norite, tačiau nedinkite iš akiračio. Valgykit, gerkit, švaistykit pinigus ir maivykitės, kiek tik lenda. Pasikeis marškinius. Megavas banko biuras Vladivostokė. Это что, все Ar čia visi jūsų pinigai? 7 užteks? Да я думаю, за... Manau, kad sukaupu. Главное, Svarbiausia laiku smogti. по моим подсчетам, Mano skaičiavimai šitie grinųjų, jie per porą savaičių išleis. тут-то мы... Tada jos ir atakuosim. Контрольная связь... Palaikote ryšį telefonu tik per mane. Что-нибудь Ar понял? ką nors supratote? Что там, Владивосток? Kaip Vladivostokas? Viskas gerai, Anton. Prarijo kaip geručiai. Mano dalis jau guli. Питер! Kaip Piteris? Antonai, mano duomenimis, Kirovo gamykla jau priklauso Megavas bankui. Ką pasakys ministras Rostovas prie Dono? Jie čia pusę miesto nekilnojamojo turto susigrobė, atsiskaito irgi grinaisiais. Теперь замерли. Dabar sustinkit, sėdėkit ir nekrutėkit. Stebėkit ir laukit mano signalą, supratote? Поняли, конец связи. Ryšio pabaiga. Куда? Kur mušti? Į virdulį. Žurnalistai jūsų pusėje. Kai tik jie išgirdo apie atlyginimų pakelimą, iškart prikando liežuvius. Ten yra pora senių, kurie vandenį drumčia, tačiau manau, kad su jais susidorosime. Taigi dabar kanalo kontrolinis paketas jūsų. То есть мне... Vadinasi, man dabar už reklamą mokėti nereikės. Žinoma, dabar reklama jūsų. Сядь. Sėsk. Надо... Reikia mūsų klipo aklinai prikimšti visą priimtaimą. Ком забить. Слушай, а... Klausyk, o iš jo visai nebloga reklama. Tikrai? Нет, правда. Muša tiesiai į jo boliuką. Самое яблочко. Ir stambių klientų atsirado. Неужели... Ne jau Rusijoje reklama taip veikia. В России... Rusijoje tik reklama ir veikia. O kas čia? Американский... Amerikietiški pusryčiai. Пора переходить. Metas perėti prie žalio maisto. Идея очень... Pagrindinis MMM biuras. Idėja labai aktuali, aš jau viską beveik parengiau, reikia tik jūsų pritarimo. Mes perkame konkursą Miss Rusija ir surengėme konkursą Miss MMM. Глобально же. Антон, Globaliai sugalvojau. Antoša, norint susipažinti su gera mergina, kartais reikia nusileisti į metro. Jūs netai mane supratote. Sergejau Kondratievičiau, klausau. Это с камерой. Štai ką rodo kamera, kurią įrengiau saugykloje.
одна. Ji ne viena tokia gudruolė, visi vagia. Jei ją atleis, ateis kita dar blogesnė. Negaliu aš žmogiškos prigimties perdaryti. Зотик, Zotikai, ir gali įjungti garsiakalbį? здесь. Работает? Veikia. Лидочка. Lidačka, tavo figūra tokia nuostabi, o tu ją slepi. Ir aš kaip saugos tarnybos viršininkas prašau, kad ateitumėte į darbą aptemtomis trumpikėmis. Сергей Кондратьевич. Sergejau Kondratievičiau, manau, kad jūs ne visiškai vertinate šito resurso visas galimybės. Juk tai auksas ant kulniukų, reikia išleisti jį apyvartą. Sveiki, panelė, nuostabiai atrodote. Kur galėčiau rasti jūsų šefą? Atnešiau jam labai svarbius dokumentus. А в результате... Ir galų gale mūsų gražuolė laimėtojai automatiškai važiuoja į pasaulinį konkursą, kur vaikšto ant podimo štai su tokiamis auksinėmis raidėmis, Miss MMM. Juk tai aukštas lygis. Antonai, ar neturi daugiau ką veikti? Sergejau Kondratievičiau, pas jūs atėjo. Nueik į reklamos skyrių, tegul jie apskaičiuoja sąmatą, o aš pažiūrėsiu. Palauk čia ir žiūrėk atidžiai. Tai štai kaip jūs čia įsikūrėte. Tikras slaptas bunkeris. Vos jūs radau. Sveikinu, jūs mane sugavote. Susipažinkite. Kas čia? Čia mokesčių patikrinimo aktas. O kada jūs spėjote viską patikrinti? $50 milijardų rublių. Matyt, jūs ne viską supratote. Čia 50 milijardų. Aš supratau. Duok rašiklį. Prašom. Grąžinkit rašiklį. Rašiklį. Atsiprašau. Viskas? Taip. Galite eiti. Ačiū. Atleiskite. Kokios naujienos dėl Megavazo? Nieko negalėjau padaryti. Jis paėmė ir iškart pasirašė. Jis net netrupučiai nesipriešino. Štai ir išėjome. O svarbiausia atrodė, kad tokius papirgalius jam kasdien atneša. Kodėl 50 reikėjo parašyti 150 milijardų? Tiesiog reikėjo jį išprovokuoti pasipriešinti valdžios organams. Ar žinai, kiek man kiekvieną specialiojo būrį iškvietimas kainuoja? Dink iš čia, bukaprotė. Pagrindinis MMM biuras. Привет, Мамонтов. Labas, čia Mamontovas. Слушай, Klausyk, завтра rytoj nukabink visą reklamą. смоги. Galėk. Снимай всю рекламу. Nukabink visą reklamą ir vietoje jos visur paskelbk štai šį tekstą. Правительство Rusijos federacijos vyriausybei. власти развернули. Valdžia pradėjo agresyvią kampaniją prieš MMM. Kenčia milijonų indėlininkų interesai. Reikalaujame atšaukti mokesčių patikrinimo aktą. Priešingų atveju pradėsime rinkti parašus, kad būtų surinktas referendumas dėl pasitikėjimo valdžia. Товарищ генерал, Draugė generolė, сигнальный номер. štai komersanto signalinis numeris. Вместо рекламы Vietoje reklamos Mamontovas. Война, значит. Vadinasi karas. Kągi,
Nuo šio ryto visi kompanijos MMM biurai uždaryti. Indėlininkai audringai aptarė žiniasklaidoje pasirodžiusi pono Mamontovo kreipimąsi į Rusijos valdžią. MMM vadovas reikalauja per 3 dienas atšaukti jam išvakarėse įteiktą mokesčių patikrinimo aktą. Priešingu atveju Sergejus Mamontovas grasina pradėti rinkti parašus, kad Rusijoje būtų surengtas referendumas dėl pasitikėjimo valdžia. Dievulėlė, tai jau nacionalinė jėga. Ir jeigu kas mano kitaip klysta. Pareiškime sakoma, kad akcininkų sąjunga ketina surengti visuotinį Rusijos referendumą. Juk žmonių yra 7 milijonai. Jei mes sukilsime, užkimšime Maskvai visas priekinės ir užpakalinės angas. Dar niekada anksčiau privačios kompanijos šeimininkai negrasino atsistatydinimu visai vyriausybei. Manau, jau čia 3 revoliucija Rusijoje. Vyručiai, pas ką jūs? Mes iš mokesčių inspekcijos. Sergejau Kondratjevičiau, atėjo svečių. Sako, kad iš mokesčių inspekcijos. Įjung televizorių. Jiems bus naudinga paklausyti. Eime, pavaišinsiu arbatą. Kaip galite pakomentuoti Mamontovo grasinimą sušaukti referendumą? Mes gyvename teisinėje valstybėje. Ir jei ponas Mamontovas nesutinka su mokesčių inspekcijos sprendimu, jis gali kreiptis į teismą, o ne šantažuoti valdžią riaušėmis. Klausau? Nieko, dirb kaip ir dirbai. Ar tikrai viskas gerai, juk visus punktus uždarėte? Bet juk tu dirbi. Aš paskaičiau dokumentus, man viskas tinka. Man viskas labai patinka. Savo sąskaitoje turi krūvą pinigų, taigi supirkinėk toliau. Tik nelėtink tempo, verškis pirmin, tu privalai lėkti kaip lokomotyvas. Antraip tai neturi prasmės, mus nušluos. Sergejau Kondratjevičiau, o nebijote? Antonai, nieko nebijok, aš tave pridengsiu. Labas rytas. Sveiki, Sergejau Kondratjevičiau. Sėdėkit, sėdėkit. Sėdėkit. Na, už ką tokia garbė? Jūsų pretenzijos priimtos. Patikrinimo aktas atliktas su daugybė pažeidimų ir pripažintas negaliojančiu. Ir kas toliau? Bus atliktas naujas patikrinimas. Jau griežtai pagal įstatymą. 10 dienų laikotarpiu galite pateikti savo dokumentus mokesčių policijai. Štai mūsų vizitinė kortelė. Jei turite kokių nors klausimų, skambinkite. Visada mielai jums padėsime. Ekonominės kontržvalgybos valdyba. Oho, kaip miela. O ko ieškoti? Draugo Michailo Viktorovičiaus ar pono Michailo Viktorovičiaus? Ne, paprasčiausiai Michailo Viktorovičiaus. Michailai Viktorovičiau, ar galiu dabar paklausti? Žinoma, klauskit. Sakykit, ar jūs jaunystėje masturbavotės? Nesupratau, ką jūs pasakėte, ar masturbavotės? Aišku. Ar pasiliksit makaronų pavalgyti? Stok! Stok! Mytiščiai, miesto sąvartynas. Ką čia man skiedė, jis ne vagis, o tavo bendrininkas. Man reikėjo lydraščių ir aš nuėjau jų pasiimti. Aš sakau tiesą. Furgoną suradome.
Kur? Mytiščiuose, Savartinė. Iš jo liko vien pelenai. Mamontovas išlošė dar 3 mėnesius, kol atkurs tos dokumentus. Kaip jau skelbėme, artimiausiamis savaitėmis turėjo įvykti MMM planinis mokesčių patikrinimas. Tačiau išvakarėse kraunant finansinius dokumentus buvo pavogta speciali transporto priemonė. Šį faktą patvirtino kelių eismo inspekcijos darbuotojai. Mažulė, ar turi monetą? Neturiu. Tavęs gatvėje laukia Gutovas. Sveikas, Antoša. Ar turi smulkių? Tiek to. Antoša, po paskutinės pinigų atsiėmimo bangos mes vos išnėrėme. Lieka mažai laiko, manau, kad jei ne šiandien, tai rytoj Kondratjevičių prispaus. Na ir kas? Reikia apie save pagalvoti. Pasidėkime mes su tavimi offshore'uose pagalvėlės. Ką manai? Aš viską apgalvoju. Mechanizmas nesudėtingas. Gutovai, apsisuk. O kas yra? Apsisuk, apsisuk. Ar aš išsitepiau? Kas jūs per žmonės? Bravo, Miss MMM. Ar jis jau visai koktelėjo? Jis greitai savo 3M raidės priklijos ant visų šalies papų. Megavazo atstovybės apartamentai, viskas. Pražuvo Rusija. Greitai visi myksime. Tas Mamontovas stiprus žaidėjas. Gal pabandyk padaryti jį savo sąjungininku. MMM banko biuras. Sergejau Kondratjevičiau, kad žinotumėt, kaip Antoša nusiminė, kad jūsų nebuvo apdovanojimo ceremonijoje. Jis jūsų labai laukia. Sako, toks triumfas, o šefo nėra. Kaip tu čia patekai? Aš tave prisimenu. Tikiuosi atėjai be Amono, nes čia viskas vyksta pagal mano taisyklės. Pagal tavo? Abejoju. Šaunolė, kietai dėstai. Galiu dar kiečiau. Ir ką dėl to reikia padaryti? Suorganizuok interviu su Mamontovu. O interviu su manimi nenori? O kas tu toks? Sergejau Kondratjevičiau, kokie vėjai atpūtė? Teisingai. Vis dėlto manęs nelaukiai. Aš teisus? Atvirai kalbant, nemaniau, kad užsuksite. Aš pats nesitikėjau. Ką man čia veikti? Kaip ką? Maudyti šlovės ir sėkmės spinduliuose, Sergejau Kondratjevičiau. Tai viskas, ko tau reikia? Tu kaip susmirdęs papuasas, susigundai stikliniais karoliais. O kas jums nepatinka? Pirkimai vyksta, darbas rūksta, visa šalis ant ausų stovi, Sergejau Kondratjevičiau. Ko jums dar reikia? Be to, be jūsų piramidės, jūs man atleiskite, yra dar daug kitų piramidžių. Įdomu? Pavyzdžiui, štai linksmybių piramidė. Tai irgi naujas pasaulis, kuriame viskas tik prasideda. Reikia mokyti žmonės leisti pinigus. Gaila, kad to nesuprantate.
Вас же интересно. Juk jūs žmonės domina vien dėl godulio. Linksmybės neįdomios. Jas riboja laikas, vadinasi, jos yra baigtinis dydis, vadinasi, išmokai stovėti ant piramidės viršūnės. Jų kojos kečiasi ir aštrumas remiasi tarpukojį. А не надо меня... Nereikia manęs mokyti, ką daryti su pinigais, kuriuos pats užsidirbau. Я же не суеверен. Juk aš į jūsų spintą su skeletais nelendu. O jei aš svaiginuosi, Sergejau Kondratjevičiu, vadinasi svaiginuosi. Tai mano kūras, mano smegenys jo dėka veikia taip, kaip nieko kito. Tai būdas daryti tau įtaką ir viskas čia aplinkui yra tavo valios, poveikio objektai. Tave pakiš, apgauso visus pinigus, pervesi neapmokestinamas sąskaitas, beje dar nesiūlė. Минуточку. Palaukit. Я вам говорю. Aš jums savo sielos taip ir nepardaviau. Neprisimenate, smegenis taip, tačiau sielą atleiskite. Abejotina investicija. Kam pirkti sielą, jei galima bet kurią minutę nusipirkti tavo gyvenimą? Ваша... Jūs iškirgi. Klysti. Negalima nusipirkti to, ko nėra. Juk tu matematikas. Teorema veikia, tačiau kur tie, kurie ją įrodė? Jūs mane tėvas, kad aš tau daugiau nei tėvas. Aš tau suteikiau galimybę išbarškinti pasaulį. А я что... O ką aš padariau? O tu padarai taip, kad pasaulis išbarškino tave. Сергей Кондратьевич. Sergejau Kondratjevičiau. Мне кажется, что... Manau, kad pyktis jums kenkia labiau nei tai, kas verčia jūs pykti. заставляет вас гневаться. Я не знаю, Aš nežinau, kas yra pyktis. Aš tiesiog darau išvadas. делаю выводы. Что тебе... Ko tau reikia? Я за вами... Aš jūs medžioju. Я не даю... Aš neduodu interviu. А мне не нужно... O man ir nereikia interviu, aš noriu su jumis permėgoti. Skажи, Sakyk, ты спишь ar mėgi su visais savo reportažų herojais? своих репортажей? Это мой профессионал. Tokia mano profesionali metodika. Я распознаю героя. Aš atskleidžiu herojų, pažindama jo libido. Секс самый лучший. Seksas geriausia priemonė pažinti žmogaus esmę, bet to pats greičiausias. И что мои... O ką tau pasakė mano libido? Она вполне... Jis visiškai atitinka tavo asmenybės mastą. А если... O kalbant rimtai, su savo objektais aš nemiegu. А я объект. O aš objektas? Taip. Фотограф не... Fotografas negali kištis į gyvenimą. Jis turi tik fiksuoti. У меня... Vienas mano pažįstamas reporteris dirbo Kalmukijoje. В Калмыкии. Там загорелся... Ten užsidegė arklidės kartu su arkliais. Они мелькают Jie blaškos arklidėse. уже гривы. Jau karčiai dega, А ворот o vartai užrakinti. дико красиво. Velniškai gražu. Он хотел сначала их выпустить. Iš pradžių jis norėjo juos išleisti, o paskui pradėjo tiesiog fotografuoti. Народ прибежал. Atbėgo žmonės, viską užgesino, bet arkliai sudegė. Но я надеюсь, Tikiuosi, kad sėkmingai pardavė nuotraukas. продала фотографии. Возьми трубку. Pakelk ragelį. Алло? Klausau, Я в душе. aš duše. Он в душе. Jis duše. Tave šiandien 5 vakaro kviečia į išplėstinį ministrų kabineto posėdį. Я подумал. Aš pagalvosiu. Он подумал. Jis pagalvos. Да. Klausau. Čia Belevskis. Siūlau susitikti iki vyriausybės posėdžio. Правительство. Kur ir kada? В Обыденском... Obidensko parke prie Krioklio 3. 3.
если правительство... Jei vyriausybė trukdo mylėtis, kam mums tokia vyriausybė? Сергей Кондратьевич. Sergejau Kondratjevičiu, susipažinkit, čia Georgijus tikras žodžių meistras. Kas tave domina šį kartą? Reikia rašyti pokalbį, kurio įrašyti neįmanoma. Lauke ar patalpoje? Lauke. Parke. Kągi. Jei negalima išgirsti, galima pamatyti. Aš jūs kažkur mačiau. Galima? Ar turite akinius plonais rėmeliais? Maskva, Obidensko parkas. Aš nuoširdžiai jumis žaviuosi, Sergejau Kondratjevičiau. Per pusę metų užkūrėte tokią mašiną. Tuo metu, kai aš su savo amerikiečiais draugais bandžiau dirbti su šeima, bandžiau dirbti su parlamentu, jūs ėjote iš apačios ir nugalėjote masiškumu. Stulbinanti sėkmė. Ir kiek šiuo metu turite indėlininkų? Amerikiečiai draugai? Labai įdomu. Taip, aš turiu partnerių už vandenyno. Jie patys stambiausi finansininkai. Patys stambiausi. Jie labai susidomėjo. Tai glosto savimylę. Esu įpareigotas pasikalbėti su jumis dėl MMM pardavimo. Kiek siūlote? 50 milijardų dolerių. Kam jums MMM? Norime turėti įtaką, Sergejau Kondratjevičiau. Perduokite savo draugams, kad atsisakau jų malonaus pasiūlymo. Sergejau Kondratjevičiau, 50 milijardų dolerių. Pagalvokit. Neskubėkit. Aš galvoju labai greitai. Ar čia jūsų galutinis atsakymas? Ilja Viktorovičiau, aš Rusija neprekiauju. Tada padarykime šitaip. Aš išdariu savo amerikonus ir mes pradedam valdyti dviese, tu ir aš. O kokio velnio tu man reikalingas? Elektromagnetinio spinduliavimo nėra, objektas švarus. Ir nepasakysi, kad pernai juos iš tankų piškino. Jei būtų norėję, jie būtų sugriuvę kaip kortų namelis. Tačiau tik teoriškai. Juk kyla grėsmė, kad įvyks socialinis sprogimas. Bus apgauti milijonai paprastų žmonių. Baltieji rūmai. Vyriausybės mažoji posėdžių salė. Kur čia vyksta vyriausybės posėdis? Užeikite. O jums negalima. Tai banali finansų piramidė, kurioje beprotiškus procentus indėlininkai gauna iš kitų indėlininkų. Ir jie dar įsigudrina pavėluoti į vyriausybės posėdį. Tęskite. Mamontovas, pasinaudodamas pereinamojo laikotarpio sunkumais, išviliojo iš žmonių
iš mūsų visų piliečių, jų santaupas. Vidaus reikalų ministerija laukia vyriausybės ir prokuratūros sprendimo. Mes pasirengę nors šiandien pritaikyti pono Mamontovo atžvilgių atitinkamą poveikio priemonę. Pone ministrė, klausau, šiuo sunkiu šaliai pereinamojo laikotarpiu norėčiau paklausti, kiek kainuoja jūsų laikrodis? O ko čia? Kiek kainuoja laikrodis ant jūsų rankos? $20 000, 30, 50, koks jūsų atlyginimas? Ar tai valstybinė paslaptis? Įdomu, kiek valandų mes čia aptarinėsime kažkieno laikrodį. Mes tam neturime laiko. Jei turite pasakyti, ką nors konkrečiai, prašom. Jei neturit, prašom. Taip. O jo paties laikrodis kiek kainuoja? Šiuo metu MMM turi 20 milijonų indėlininkų. Ne 3-4, kai mano valstybės dūmoje, o per 20 milijonų indėlininkų. Per savaitę jų padaugėja milijonų. Čia nauji pinigai. Jau dabar visa šalis jais atsiskaitinėja taip pat kaip doleriais. Daugelis įmonių jais moka atlyginimus. Po pusmečio ne anksčiau. MMM bilietai taps dominuojančia šios šalies valiuta. Ir kaip jūs ketinate su tai savo mamontukais? Reikia pradėti masinę MMM akcijų realizaciją vakaruose. Fantastinės sėkmės pavyzdys čia, Rusijoje. Ir agresyvi, visą parą sklindanti tinkamai suplanuota reklaminė kampanija pritrauks $100 milijardų į mūsų ekonomiką. Suvilioti galimybės dalyvauti mūsų didžiulių gamtos išteklių, žemės, mokslinių ir kosminių technologijų privatizavime, viso pasaulio indėlininkai pavers MMM stambiausių pinigų akumuliatoriumi. Kartuoju, stambiausių visos žmonijos istorijoje finansų fondų. Valstybė gaus didžiulius pinigus. Didžiulius. Per keletą mėnesių jūs pamiršite ir apie biudžeto deficitą, ir skolas pensininkams ir taip toliau. Kam pumpuoti naftą, jei galima pumpuoti pinigus? Mamontukas taps dolerio alternatyva, nauja pasaulinė valiuta. O Rusija taps nemažiau galinga supervalstybė už Jungtinės Amerikos valstijas. Ir ne dėl karinės jėgos, juokinga 21 amžiuje kariauti mūvint kerziniais batais, o dėl finansinės galios. Socializmas jau praeitis, kapitalizmas dar netėjo. Rusija turi unikalią galimybę pavirsti iš vakarų žaliavos šaltinio į pasaulinį finansų centrą. Man iš jūsų reikia tik vieno dalyko. Kad MMM bilietams būtų įstatymiškai suteikta valstybinė garantija. Paprasčiausia ir efektingiausia, kaip garantija panaudoti žemę. Dabar jie niekino. Jos niekas niekaip nedirba. Paskelbkite visam pasauliui, kad MMM bilietai padengti 1/6 pasaulio sausumos žeme ir iš godžių vakarų jums plauks ne milijardai, o trilijonai. Taigi sujunkime jūsų administracinį resursą ir diplomatinius ryšius su mano įgūdžiais ir technologijomis. Galiu pateikti jums visus skaičiavimus. Spręskite, ponai. Arba maždaug tą patį padarysiu be jūsų.
Да, говори. Klausau, kalbėk greičiau, aš norėčiau sekundėlę. Sergejau Kondratjevičiau, jums atnešė laišką. Kaip tai suprasti, Lyda jį perdavė man. Ant jo didelėmis raidėmis užrašyta, skaitau, Mamontovai skubiai nuo dukrelės Iros. Sergejau Kondratjevičiau, tai vėl provokacija, ar girdite mane? Aš voką be jūsų leidimo. Daug kalbė. Aiškiai perskaitė, kas jame parašyta. Там написано. Tavo dukra pagrobta, lauk skambučio. Jei kreipsiesi į Farus, dukrą ištirpdysime rūgštyje. Sergejau Kondratjevičiau. Kelk, kai suskaičiuosiu iki 3. 1, 2, 3. 3. Да. Klausau? Aš labai gerai elgiuosi, Iračka. Ирочка, Tėti, man čia nepatinka. дяди, Ar dėdė šalia tave su kaukėmis, ar ne? в масках или нет? Скажи просто. Atsakyk paprastai, taip arba ne. Ne. Ирочка, Iračka, nieko nebijo. ничего не бойся. Я Aš tave greitai pasiimsiu. беру и... Jie tau nepadarys nieko bloga. Плохого. Dabar paklausyk manęs, tu to jau paskambinsi į firmą ir liepsi, kad supakuotų mamontukų už $100 milijonų. Po pusvalandžio prie atsarginio išėjimo privažiuos baltas devintukas, tegul jį sukrauna krepšius. Liuda, klausau, ar Antonas skambino, ne jums sakau. Ne, Sergejau Kondratjevičiau, kai tik paskambins, būtinai su juo sujungsiu. Klausau. Jei prasidės kokie nors cirkai, ačiū Lyda. Dukrelę tavo atsiūsime skystų pavydalu, mes tai vadiname tirpaliuku, ar tu supratai? Dabar aš tau pasakysiu. Grąžinsite man dukrą šiandien iki vidurnakčio. Jei ne, skelbiu už jūsų galvas apdovanojimą. $25 milijonus už negyvus. $50 milijonų už gyvus. Ir dar po $10 milijonų už kiekvieną jūsų šeimos narį. Ką jūs turite? Motiną, tėvą, žmoną, vaiką, senelius. Jūs medžios visa šalis. Mamontovai, nesupratau. Tau negaila dukros, aš dar prigimdysiu, supratai? Kitų prigimdysi. Olga. Кнопка. Mažulė, Тебе ответ. skiriu tau atsakingą užduotį. Nupirk 2 butelį šampano. Kolekcinę? Да нет, самого. Ne, paties paprasčiausia, sovietskaja. Советского. Olga. Olga, stok. А еще охрану. Ir dar paleisk apsaugą. Ir iškvies man taksi, gerai? А ты куда? O kur tu važiuoji? Знаешь, что я понял? Žinai, ką supratau? Каждый человек пирамида. Kiekvienas žmogus tai piramidė. К командору еду. Važiuoju pas komandorą. Tu irgi vidurnaktį pas jį atvažiuoji. Пожалуйста. Olia, maldauju. Nereikia. Olia, paklausyk. Jie be kaukių, jie nebijo, kad juos atpažins. Jie neketina nieko gražinti. Kai tai gaus, ko reikalauja, jie iškart ją.
Антон, Antonai, laikykis. когда? Kada? Когда? Завтра Rytoj 12. мегаватт. Megavazas mano. Твой. Tavo. Твой. Tavo. Антона нет. Antono nėra. Мамонтов говорит. Čia kalba Mamontovas. Делайте все, как Darykite viską, kaip jis liepia. закрывайте Uždarykite visas sąskaitas. счета. Я хочу снять все свои... Noriu atsimti visus savo pinigus ir uždaryti sąskaitą. Нет денег. Pinigų nėra? Проблема. Ne bėda. Тогда я начну. Tuomet aš pradedu bankroto procedūrą. Я готов. Aš pasirengęs išieškoti nekilnojamąjį turtą, akcijas. Ką dar turite? Одним из главных событий Pagrindiniu dienos įvykiu tapo Megavazo, viena iš pačių stabiliausių šalies bankų žlugimas. Interviu mūsų radio stočiai Megavazo savininkas žinomas verslininkas Ilja Belevskis. Tai, kas nutiko, pavadino savo konkurentų iš MMM įžūliai paspestomis pinklėmis. Mamontovas bando vaizduoti, kad neva yra Robinas Hudas, tačiau iš tikrųjų, veikdamas tokiais teroristiniais finansiniais būdais, šitas avantiūristas bando sunaikinti visą šalies bankų sistemą. банковскую систему страны. Mamontovas vaidina Robiną Hudą, liaudies keršytoją. Jis pradėjo atvirai atakuoti Rusijos bankų sistemą. Jis grėsmė visai mūsų visuomeniai. MMM vadovybė komentuoti situaciją su Megavazo atsisakė. Klauso. Babovkos gyvenvietė Pamaskvys. Rezo. Regis tu nesuvoki, ką darai. Kada aš tau siūliau studentą nudėti, vienu žodžiu, kraukis skudurus ir neždinkis į užsienį. Padaryk taip, kad daugiau tavęs niekada nematyčiau. Sergejau Kondratievičiu, negaliu prisimti atsakomybės už tai, kas vyksta. Sergejau Kondratievičiu, Gutovas nervinasi. Važiuok pas jį. Šeštas aukštas, 57 butas, langai į abi pusės. O aš nupirksiu kefyrų ir grįšiu. Nereikia, su manimi nepasilik. Kad aš čia, žinai tik tu. O kaip straipsnis apie mane? Ar atsiųsi pataisyti? Aš dar nebaigiau.
Žavu. Du hast den Terminkalender vergessen. Ich stecke in die Tasche. Soweit ich weiß, ist das ein Privathaus. Auf jeden Fall keine Versicherungsagent. Noriu užsidirbti. Noriu. Nunešk jį štai šiuo adresu. Pakviesk Verą. Atiduok asmeniškai rankas. Sugebėsi? Aišku, sugebėsiu. Kai grįši, gausi tiek pat. Gerai, pažiūrėsim. Laukiu tavęs po valandos. Zotikai, ir iš vyriausybės skambino? Gutovai, paklausyk manęs. Sergejau Kondratjevičiu, nepertrauk manęs. Nuo šiandien stabdyk visus išmokėjimus. Uždaryk visus punktus. Tai neįmanoma, Sergejau Kondratjevičiu. Indėlininkai pasipiktins, prasidės sumaištis. Sergejau Kondratjevičiu. Tegul minė šturmuoja Kremlių, ką? Tegul juos minė su asfaltu sulygina. Viskas, laikykis. Pagrindinis MMM biuras. Šiandien Sankt Peterburge buvo uždaryti visi MMM akcijų platinimo punktai. Atmosfera aplink MMM kaista. Įniršę dėl kompanijos punktų uždarimo, indėlininkai išeina į gatves ir reikalauja, kad vyriausybė nustotų daryti spaudimą MMM ir Sergejui Mamontovui. Daugelis vadina situaciją revoliucinę ir spėja, kad Kremlius bus priverstas pradėti derybą su maištininku verslininku. Įvykiai vystosi toliau. Šį rytą šalia metro stoties Nagatinskaja MMM organizacinis komitetas paskelbė, kad rytoj akcininkai piketuos prie finansų ministerijos pastato Linkoje. Analizuojant įvykius, vis labiau patiki Sergejumi Mamontovu, kad jis tikrai pasirengęs išvesti savo indėlininkus į Raudonąją aikštę ir nuversti vyriausybę, kuri nenori skaityti su savo liaudies interesais. Renkame parašus, kad būtų paskelbtas referendumas dėl vyriausybės atstatydinimo. Alio, Zotik. Zotikai, ar iš vyriausybės taip ir neskambino? Ne Sergejau Kondratjevičiu. Na ir tegul eina jie po velnių. Sergejau Kondratjevičiu, minė siunta, nedaug dievė pradėjęs punktų šturmuoti. Tegul šturmuoja, tegul plėšia, tegul pajaučia jėgą. Situacija aplink MMM ir toliau nenuspėjama. Vienas paskui kitą uždaromi kompanijos biurai. Žmonės užvaldė paniką. Dėl šito neatsakingo tipo kaltė socialinė įtampa visuomenėje pasiekė kulminaciją. Ir jis ketina sugriauti visą Rusijos bankų sistemą. Ir apskritai,
Nujaučiu, kad ponas Mamontovas psichiškai ne visai sveikas. Taigi, Sergejau Kondratjevičiau, jei mane girdite, mes jūs būtinai surasime ir suteiksime jums itin kvalifikuotą pagalbą kovojant su jūsų sunkia psichikos liga. Gutovo ir naujienų nėra? Nėra. Vyriausybė tyli. Kas tai? Tai nieko ypatinga. Tai tiesiog karas. Kaip atsakys vyriausybė į agresyvę Sergejaus Mamontovo taktiką? Ar ji pradės dėrybą su liaudės verslininku? Kur bus Sergejus Mamontovas rytoj, vyriausybėje ar Butyrkų kalėjime? Kuo baigsis valstybinės sistemos ir naujai iškepto finansų revoliucionierius priešprieša? Dauguma oro reisų sulaikomi. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis į Maskvą atslenka atmosferos frontas. Šiaurės Europos ciklonai atneša liūtis, audras ir gūsingą vėją. Maskvoje prognozuojama audra. Visos gelbėjimo tarnybos paskelbė sustiprintą parengtį. Šalyje prasideda panika. Visi MMM indėlininkai atsikrato Mamontuchu. Sklinda gandai, kad pats Mamontovas pabėgo iš šalies. Mes ką tik subūrėme referendumo dėl nepasitikėjimo vyriausybė paskelbimo iniciatyvinę grupę, o paskui sieksime, kad Sergejus Mamontovas taptų premjerministru ir prezidentu. Nes vyriausybė mus visą laiką plėšė ir apvaginėjo, o Mamontovas neplėšė ir neapvaginėjo atvirkščiai. Maskva, Kooperatyvnaja gatvė. Vyriausybė MMM nekelia jokių rūpesčių. Niekas neketina daryti spaudimo. Nejudėk, rankas už galvos. Draugė pulkininkė, farai sučiupo Mamontovą. Po galais. Jei ne gumbas, tai trida. Mama, mums pasisekė, sučiupome Mamontovą. Dabar būtą nusipirksi. Važiuojame į pagrindinį MMM biurą. Ten su piliečiu Mamontovu atliksime tardymo eksperimentą. Ar ne, Mamontovai? Nesistumdyk. Atsargiau. Svarbų žmogų vežame. Mums pilietis Mamontovas privalo papasakoti, kur jis saugo pinigėlius. Ką jūs darote? Mes dirbame savo darbą. Ir atkreipkite dėmesį, kad už labai kuklų atlyginimą. O mums daug nereikia, Mamontovai. Tiesa, vyručiai? Eikit šiekt. Kas čia vyksta? Nesupratau. Kas čia vadovauja? Командует. Давай. Išvesk. Аккуратнее. Atsargiau. В Афгане я был. Afganistane tarnavau šturmo brigados vadu. Užpuldinėdavome kišlakus ir guldydavome visus iš eilės. Moteris, vaikus. Žiaurus buvo darbas. Ir čia visos rankos kruvinos. Tačiau tu, Sergejau Kondratjevičiau, pats žiauriausias žmogus, kokį esu sutikęs. Aš esu Stanislavas Valerievičius Popovas, kontržvalgybos generolas. Kam aš jums reikalingas? Asmeniškai man jūs nelabai simpatiškas. Paranoikas ir dar sergantis didybės manija. Baisus kokteilis. Tačiau man patinka dirbti su mano priešų priešais. Siūlau jums bendradarbiauti. Šiuo metu mūsų tikslai sutampa.
Mūsų netenkina nei Kremliaus išsišokėlių, nei kriminalinių spekuliantų valdžia. Nei mūsiškių, nei importinių. Mes manome, kad mūsų šalis nusipelno geresnio likimo. Ir to mūsų pozicijos artimos. Su jūsų indėlininkų pagalba referendumo būdu mes išplėšime valdžią iš vienų niekšų ir neprileisime prie valdžios kitų. Šioje operacijoje jums skiriamas pagrindinis vaidmuo. Kaip manote, kodėl mes nepasmaugėme jūsų MMM dar lopšyje? Tiesiog mes supratome, kokios naudos galime iš jūsų sulaukti. Ar turiu jums dėkoti? Taip, Sergejau Kondratjevičiau, asmeniškai man. Ir taip pat už tai, kad iki šiol esate gyvas ir sveikas. Juk tai aš ištraukiau iš Beliavskio pašonės savo žmogų ir nusinčiau jums. Dmitrijus Vasiljevičius Zotikas yra kontržvalgybos tarnybos pulkininkas. O aš galvoju, iš kur Mamontovas pasamdė tokį apsaugos šefą? Dirba kaip laikrodis, o pasirodo, kad jis mūsų žmogus. Kai bus sukurta nauja teisėtai išrinkta vyriausybė, kuri realiai rūpinsis valstybės interesais, jūs perduosite MMM valstybei, o pats tapsite stebėjimo tarybos garbės pirmininku. Čia tau už nuopelnus. O tu mamontukais kartais nespekuliuoji? Aš? Taip, nedraugė pulkininkė, be reikalo. O aš investavau. Spėjau 3 kartus padidinti kapitalą, kol visa ta velniava neprasidėjo. Bet nieko, neblogai užsikaliau. Jums čionai. Sergej Kondratjevič. Sergejau Kondratjevičiau, sveiki, užeikite. Pametėte. Prastai atrodote, Sergejau Kondratjevičiau. Numirėliai blogiau atrodo. Ponas Mamontovas pastatė klasikinę piramidę ir naujų akcininkų indėliais atsiskaitydavo su senais. Jis ir toliau ketino lopti patikimų ir neatsakingai godžių piliečių sąskaitą. Ostankino televizijos centras. Juk jūs patys pradėjote tą istoriją dėl referendumo. Labai trokštate tapti liaudės didvyriu, neslėpsiu, kad turite tam visas arba beveik visas galimybės. Bet Sergejau Kondratjevičiau, juk jūs protingas žmogus, dar kartą pakartosiu, kad ta istorija dėl referendumo tikra kvailystė, idealizmas. Mano amerikiečiai draugai irgi sako, kad reikia elgtis paprasčiau, rusiškai, spjauti į tuos vakarietiškus, demokratiškus niuansus. Vienu žodžiu, jūs privalote visus savo indėlininkus išvaryti į Raudonąją aikštę su transparantais. Aš pasirūpinsiu, kad jūs palaikytų žiniasklaidą. Štai iš čia siūlau įrašinėti tiesioginius kreipimusis į mūsų šalies liaudį. Beje, štai ir tekstas. Siūlau dabar ir įrašyti. Po pusvalandžio eteris. O iš ten jau viskas pasklis kosminiu greičiu. Juk žinote, kokią magišką galią turi žiniasklaida.
Tai jūsų MMM reklaminė kampanija tikras šedevras. Paprasta ir genialu. Tačiau aš pasielgiau dar paprasčiau ir genialiau. Jūs už pinigus transliavote reklamą per televiziją, o aš tą televiziją nusipirkau. Kiek valandų? Ką? Kiek dabar valandų? Be 5:05. Žmonės jautrus oro sąlygų kaitai gali pajusti rimtų negalavimų. Viešpatį gal dar ir hidrometeorologijos centrą nusipirkti. Sergejau Kondratjevičiu, eime į studiją. O jei aš atsisakysiu? Nejau jūs mums atsakysite, o mes dėl jūsų taip stengiamės. Patikėkit, jūs nepaliekate mums išeities. Iki šiol jūsų dukra buvo visiškai saugi. Jūs šunsnukiai. Aš tik vyrėjas. Pavyzdžiui, jūs žlugdėte mano banką. Tačiau aš ant jūsų nepykstu. Nesuprantu, kad tai kapitalizmas. Visi kovoja su visais. Sutikit. Mes jūs paskirsime nacionalinio gelbėjimo komiteto pirmininku, o lygiai po mėnesio jūs tapsite valstybės galva. Tik aišku, jokių sprendimų savarankiškai priimti negalėsite. Mamontovai, sutikite? Noriu pamatyti dukrą. Tėti. Ириша. Иришенька. Москва, Сокольники. Atsiliepkit, jums bus labai įdomu. Klausau. Tada padarykim šitaip. Aš išdariu savo amerikonus ir mes pradedam valdyti dviese. Tu ir aš. Jei tučtuojau manęs nepaleisite, rytoj šitas įrašas bus paskelbtas visose naujienose. Susek skambutį. Neblogai. Ar jūs mus nuvešite, ar mums kviestis taksi? Tai mūsų namuose laukia mama. Padėkit. Greitoji? Taip, čia senukas miršta, regis infarktas. Kur? Parke centrinėje alėjoje. Tėvuk, laikykis. Daktaras atvažiuoja.
Tada padarykime šitaip, aš išdariu savo amerikonus. Tėti, kodėl sustojai? Juk važiuojame pas mamą. Ириша. Чтобы про меня не говорили. Nesvarbu, ką apie mane kalbėtų. Ты твердо Tu знаешь. tvirtai žinok, Я kad aš niekada nebuvau. Kaip praneša įtartas, mokesčių policijos departamento darbuotojai ketvirtadienio vakare pradėjo akcinės bendrovės MMM finansinių dokumentų poėmį. Šiuo metu mokesčių policija užanspaudavo firmos turtą ir pastatė 5 sargybos postus. Sergejus Mamontovas sulaikytas, nes yra įtariamas, kad vengia mokėti mokesčius ir šiuo metu laikomas mokesčių policijos departamento tardymo izoliatoriuje. Po 7 metų. Tardymo izoliatorius Matroskaja tišina. Kokia čia šlykštynė? Liesas. Atsižvelgiant į amžių, tau jau metas įprasti. Važiuoju. Pademonstruosiu tau savo amžių. 2011 metų pradžioje MMM įkūrėjas vėl atsidūrė dėmesio centre. Šį kartą jis pastatė tarptautinę finansų piramidę interneto tinkle. Pagal jo sumanimą MMM 2011 lemta sugriauti ir visiems laikams pakeisti viso pasaulio finansų sistemą. Išversta ir įgarsinta